Jeigu Lietuvą būtų galima palyginti su gyvūnu, su kokiu gyvūnu palygintumėt Lietuvą? Su lape tikriausiai. Gudri labai, kodėl? Gudri ir plėšrūnė. Gudri plėšrūnė, nu taip ir yra. Nu kaip tie pagal Palmyros ženklą, vėžėme ženklą esam. Nu turi vėžys tokį šarvą gerą, stiprų tokį, nu gal įsilaikysim dar kaip nors su tuo šarvu, va. Mes dabar bananų šalis. Kiekvienas dirbam savo, kaip beždžionės, vilkam. O koks norėtumėt, kad būtų? Aš esu žuvis, plaukiu kur noriu. Dėl to žyviai neverdu. Norėčiau ir linkėčiau, kad būtų liūtas, kad būtų stiprus, išmintingas, savistovus gyvūnas. Šiandien kartais mes turim naminių gyvūnų bruožų. Jau dabar tiesiog net nežinau. Pasufleruokit. Tiesiog nežinau. Ne katiną, gal aš nežinau. Vieni žmonės sakė į avinėlį, kiti kad į šunį. Gal ne į šunį, gal ne į avinėlį. Tiesiog nežinau. Nežinau. Kupro negali. Kadangi tie pasilikę turi nešti viską ant pečių.